Spalio 12 dieną 5 didžiausiose Lietuvos miestuose beveik 500 intelektualinių žaidimų entuziastų dalyvavo pirmą kartą Lietuvoje surengtoje nacionalinėje viktorinoje, kurios nugalėtojas lapkričio 1-3 dienomis vyks į Didžiąją Britaniją Liverpoolį, kur atstovaus Lietuvai Europos viktorinų čempionate. Mūsų kalbinti dalyviai pabrėžė, kad vadovaujasi sportiniu principu – dalyvauti ir išbandyti savo jėgas. Ruošiausi pagal normalų sportinį režimą, iš ryto krosas su enciklopedijomis rankomis, po to antraščių vartymas, po to lengvi pratimai su Wikipedija. Kadangi Lietuvoje vykdavo pasaulio kvizų čempionato irgi lietuviški nacionaliniai turai, tai aš manau, kad čia bus kažkas panašaus. Latvija ir Estija visai nėra tokių pop kvizų. Ir nežinau, kodėl čia taip staiga pasidarė tokia mada ir kiek laiko truks, nes vis tiek, man atrodo, anksčiau ir vėliau žmonėms nusibos eiti kaip į darbą kiekvieną savaitę, būtent tą dieną ir žaisti protų mūšius. Bet kol yra, tol yra šaunu. Bet nors čia, sakau, čia kitoks dalykas. Čia ta žinių viktorina vis tiek čia ne komandinis, ne laiko praleidimas, čia vienas prieš vieną su klausimais. Tai čia yra truputį kitaip. Iš vienos pusės tai aišku, kad yra gerai, kai gali su ko nors pasitarti, bet iš kitos pusės nebus ko kaltinti, jeigu neatsakysi išskyrus save. Šiaip tai galima kartais, kai komandai žaidi ir kas nors tau siūlo blogą atsakymą ir tu nusileidai jo įkalbinėjus ir po to galvoji, geriau būčiau atsispyręs ar dar ko nors. O čia žinosi, jeigu padarai klaidą, tai padarai pats klaidą. Tai idėja labai gera, aišku, kaip ir visi protingi žaidimai man patinka, ir ar ten būtų protų mūšiai, ar kas kur kada, ar kažkas kita. Ir labai gerai, kad jų atsiranda kuo didesnė įvairovė. Viena vertus žmonės gali pasirinkti, ko labiau nori, kita vertus pasirinkti savo patinkamą formą. Tai šitokia viktorinos forma turbūt yra įprasčiausia. Nuo visų testų, laikų ir panašių dalykų labai gerai pasitikrinti, ką žinai, ko nežinai ir panašiai. Šiaip niekaip nesiruošiau, kadangi nemanau, kad įmanoma šitam dalykui pasiruošti. Galbūt jeigu žmogus pašvenčia gyvenimą tokių plačių žinių kaupimui, gal tada būtų kitaip, bet dabar taip. Tiesiog pasibandysiu, ką per tuos keliasdešimt metų pavyko galvoje sudėti, pasižiūrėsim. Aš manau, kad Lietuva turi labai gerus šansus, kadangi tradicija tokių žaidimų yra stipri. Tai ir dabartinė šita protų kovų banga labai gerai tą parodo. Kita vertus, kaip žinote, mūsų moksleiviai ir visokie jaunieji mokslininkai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose olimpiadose renginiuose ir tikrai niekada nesivelka uodegoj. Reiškia, plačiosios erudicijos prasme Lietuva problemų neturi. Aš tiesiog, dalyvauju tuose žaidimuose, kur yra tuose restoranuose protų mūšiai ir ten buvo paskelbta, kad, vyks tokia nacionalinė viktorina ir, jos ten nugalėtojas galės važiuoti į Europos kažkokį tai viktorinų čempionatą. O kadangi aš mėgstu dalyvauti tokiuose žaidimuose, tai nusprendžiau pabandyti jėgas ir čia. Tai tiesiog yra kažkoks tai tam tikras laisvalaikio praleidimo metodas ir, jisai tinka, kas nori taip tokiu būdu praleisti laisvalaikį, tai visai tinkama. Ir ten, sakysim, tose restoranuose, kavinėse, kur ten vyksta, ten yra susidariusios komandos ir toksai, kolektyvinis daugiau darbas, kurio metu kartais ir nežinant galima kažką tai sukurti. Tai čia, aišku, yra skirtingas dalykas, čia yra tiesiog asmeniškai kiekvieno žinių patikrinimas. Man smagu, kad atsirado tokia iniciatyva, kuri labai susijusi stipriai su Lietuva, nes kiek supratau, klausimai bus ir apie Lietuvą kažkiek, dėl to aš dalyvavau jau 3 metus iš eilės pasaulio viktorinos čempionate Lietuvoje, bet ten buvo klausimai, visi yra ruošiami visam pasauliu vienodai, tai labai skirtingos temos ir tose viktorinėse pavyko man labai neblogų rezultatų pasiekti. Vienais metais užėmiau 2 vietą, kitais metais prasčiau buvau gal 6, šiemet buvau 3 ir laimėjau Vilniaus viktoriną, bet ten dalyvaudavo gal maksimum po 100 žmonių, 100 gal 20. O šiemet čia, kiek žinau, dalyvavo virš 450 žmonių, tai įsikėliau kuklų tikslą patekti į 20-tuką, nes man būtų garbė vien atsidurti 20-tukės tokiais žmonėm kaip Aidas Puklevičius, kaip Justinas Žilinskas, kaip Vytautas Danilevičius, kuris yra laimėjęs Lietuvos pasaulio čempionato viktorinos Lietuvos etapą ir kitais. Tai visų pirma, aš noriu, kad šitas 2 valandos man prabėgtų smagiai ir gal koks nors rezultatas ir bus. 2 valandas trukusios viktorinos metu dalyviai turėjo atsakyti į 200 klausimų, kurie buvo suskirstyti į 8 skirtingas temas. Viktorinos dalyviai sakė specialiai nesiruošę, vis tik išskyrė temas, kuriuose sukauptų žinių bagažo galėjo ir neužtekti. Pats baisiausias dalykas, kai tikrai žinai, ir ne tik, kad žinai, bet pats esi protų mūšiuose šitą klausimą ne tik atsakinėjęs, bet dar ir uždavinėjęs. Ir vis tiek išrūksta iš galvos vietovės pavadinimas ar dar ko nors ir tu gali save žnaibyti, badyti, dar kaip nors kitaip kutenti ir vis tiek neišlenda jisai. O kiti kartais, aišku, labai malonus, kad tiesiog sėdi galvoja, kad
nežinau šito dalyko ir po to, tai jau tas paprastas. Tiesiog kartais klausimą formuluoti tenka išsišifruoti ir viską. Istorija, literatūra buvo labai lengva, pasaulis buvo labai lengvas, o sunkiausiai buvo, aš nežinau, gal mokslas, gal gyvenimas. Kultūra irgi, man atrodo, kad būdavo lengva, bet šis buvo ir klausimų, kuriais atsakymų nežinojau. Jo, bet šiaip jo, istorija ir literatūra buvo lengviausia. O šiaip gerai, viskas puikiai. Klausimai, ta prasme, tai yra, jiem pasiruošti neįmanoma tokiam klausimui. Reikia kažką skaityti, kažką domėtis, arba tiesiog nepraleisti bereikalingos informacijos prausis. Daug iš tos informacijos gali būti ir bereikalinga. Nesu Europoje žaidęs, bet kiek tenka internete naršyti, pasižiūrėti, tai mūsų, kaip norisi sakyti, pas mus tikrai yra kiečiau, įdomiau padaryta, kiek teko dalyvauti, negu, QI tokia britų įdomi vyksta. Bet šiaip jų pats principas tų protmūšių viską yra gana paprastas, tai yra grynos žinios. Lietuvoje skatina dar ir mąstyti, visigi savo uodegą nori pakelti, kad Lietuvoje, sakykime, daugiau skatina mąstyti, kaip ir čia dalis klausimų galima buvo išmąstyti, o ne grynos žinios. Nors viktorina turėtų būti žinių viktorina, bet kai kurie net ir nežinant galima buvo bandyti atsakinėti kažkaip tai kažką tai. Man sportas buvo sudėtingiausias, nes aš visą laiką ten tų visų rezultatų, žaidėjų, panašiai šitų dalykų neišmanau, tai faktiškai ten liko beveik tuščia. O visur kitur daugiau mažiau didesnioji dalis žinomi dalykai. Ne, klausimai sudėtingi nebuvo, daug kas tiesiog yra grinai atminties klausimai, jeigu atmintis atsako, viskas tu jo neatsakysi. Išmąstymai vietos daug nebuvo. Aš nesiruošiau, aš tiesiog šiandien iš ryto išsimiegojau, atsikėliau, pavalgiau pusryčius ir atvažiavau, ir viskas. Visas pasiruošimas, tiesiog pagal tai, kaip tai vyksta šitas renginys, tai matau pagal taisyklės praktiškai identiškas yra tai, kaip yra daromas pasaulio kvizų čempionatas. Ta prasme, irgi ten didelis skaičius klausimų, kiekvienas žmogus atsakinėja individualiai ir yra duodama 2 valandos laiko maždaug. Tik tai ten klausimų yra dar daugiau, ten yra, jeigu aš neklystu, 240 klausimų, čia yra 200, tai gerokai daugiau laiko vienam klausimui lieka. Ir klausimai pasirodė šiek tiek lengvesni, nes jie labiau prie Lietuvos priartinti, daugiau tokių faktų, kurie normaliam lietuviui turėtų būti žinomi. Tai, aišku, mano rezultatai bus geresni žymiai negu tai, ką man pavyko pasiekti šią vasarą per pasaulio kvizų čempionatą vykusį Lietuvoje, tam Lietuvos dalį, taip sakant.